pakankamai sunku. Ir labai keičiasi posūkiuose sąlygos. Ir labai reikia atsirinkti. Tai paskutinis, iki serviso 7 greičio ruožą, kuris jau buvo šioks toks sukibimas praktiškai visur. O 6 tai toks jausmas buvo, kad ten likus kokiam 5 kilometram, kad važiuoji be priekinio kairio rato. Ta pati patyrė jausmą tokį pat ir Čepkauskas. Išlipo, sako, tau nebuvo tokio jausmo, kad važiuojam be rato priekinio. Tokio gyvenime nesu patyręs tokio jausmo. Ant tiek buvo slidu, ant tiek susukta, ant tiek viskas, kad net nežinai, nei 2 ar 3 ar 5, net nebetrenki, kaip važiuoti, kad tik įsilaikyti ant kelio. Bet nieko, 7 jau geriau. Tai manau, kad dabar po serviso turėtų viskas gerėti, nes jau kelias atsivalęs, jau išlindęs žvyras. Manau, kad ir laikai turi gerėti. Puikiai. Šiaip jaučiamės tikrai puikiai su Martynu. Gal nepatenkinti 5 ir 6. Kažkokio tikslumo trūko, kur vakar jautėm, kad jį turim, šiandien trūko. Tai ten ypač 6 gal be reikalo pasivažinėjom kelkraščiais į tokias visokias pusnis. Bet paskutinį, kurį važiavom, 7 jau jaučiamės vėl gerai. Tai matysim, ar išlaikysim sekančiose greičio ruožuose tą tikslumo pojūtį, nes šiaip kažkaip greičiau važiuoti ten jau ir nebereikia, tikrai kaip ir spaudžiam, bet bespaudžiant to, kaip sakau, tikslumo pritrūksta.